Tai labą dieną. Šiandieną mes sveikinamės su Gintaru Radvila. Sveiki, Gintarai. Labą Rasa. Padiena. Jo. Aš esu Rasa De Silva ir atstovauju Airijos lietuvių bendruomenės moteris. Ir mes su Gintaru Radvila jau esam pažįstami kelis mėnesius ir pas Gintarą esu dalyvavus konsultacijose, pasitikiu šituo žmogum ir ypatingai dabar, kada situacija pasaulyje pasidarė labai nerami, mums kilo tokia mintis pasidalinti įžvalgomis, pasidalinti ir išvadomis tai, ką Gintaras gali sužinoti, tai, ką jis gali pranešti žmonėms. Pirmiausiai, galbūt aš paprašysiu Gintaro, šiek tiek prisistatykite, gerai, galbūt ne visi žmonės jūs pažįsta. Kuo jūs užsiimate, kaip jūs save pristatytumėte? Tai jūs kaip ir pristatėt, pasakėt vardą ir pavardę, o daugiau tai pagrindinis išsilavinimas filologija, dar turiu kelis kitus išsilavinimus, visi jie susijęs su humanitariniais mokslais, psichologija, o šiaip dirbu kaip profesionalus astrologas, tik truputėlį kitoj sistemoje negu visiems žmonėms pažįstama klasikinė astrologija. Aš dirbu su skaičiais. Mano astrologija yra skaitmeninė, jeigu taip galima pasakyti. Nežinau, ar žmonėms kas nors nuo to pasidaro aiškiau, bet čia nėra mano subjektyvių interpretacijų. Jeigu, sakysime, klasikinė astrologija vis tiek reikalaudavo interpretuojančio kažkokio indėlio, kaip išskleisti tos ženklus, paaiškinti aspektus, kampus ir taip toliau. Žmogų, paprastą žmogų, nespecialistą, tie visi aspektai, kampai, laipsniai erzina. Mano sistema pritaikyta truputėlį kitaip. Kiekvienas žmogus, ar valstybė, ar firma, bet koks gyvas padaras reiškinys, kuris turi datą, pagal tą datą, skaitmeninę datą aš sudarau kosmogramą. Ir kiek jau aš į savo praktikoje žinau, praktiškai niekur nepasiklystu ir nebūna tokių dalykų, kur galima sakyti, aš jam prisirinkau iš kažkokios informacijos, bandau ją gudriai interpretuoti, tai yra nesąmonė. Aš iš karto, kada prasidėjo po naujų metų šitą pandemiją, aš pasidariau Kinijos liaudies Respublikos kosmogramą. Dabar aš nežinau, jūs matotės, nematote? Dar ne. Aš dar noriu keletą klausimų, Gintarai. Ar aš teisingai supratau, kad taip kaip ir žmogaus gimimo data duoda daug informacijos apie jo likimą, apie jo gyvenimą, apie sveikatą, santykius. Ar aš teisingai supratau, šalies ir netgi reiškinio irgi galima apskaičiuoti tą tekėjimo, tą eigą visą? Visiškai teisingai. Bet koks reiškinys, daiktas, kuris turi, nesvarbu tik tai gyvas ar negyvas, turi savo pagaminimo, gimimo, steigimo datą, jis lygiai taip pat paklūsta tiems patiems skaitmeninėms prognozėms, analizėms, kaip ir visi kiti dalykai. Labai įdomu. Gintarai, ar būtų galima pakomentuoti šių dienų pasaulio reiškinius? Kaip jums atrodo, kas vyksta, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip jūs tai apskaičiuojate, kaip jums pasiseka? Pats sudėtingiausias šitam skaičiavime etapas buvo tada, kada aš ieškojau viso pasaulio datos, kadangi atskirai man būdavo prieinamos įvairių informacinių šaltinių, sakysim, prieinamos datos, kada įsteigta susitvėrė šalis, kada jie atgavo nepriklausomybę, kada jinai pakeitė savo statusą, pakeisdama konstituciją. Arba atskirius žmonės, lyderius, veikėjus, politikus ir taip toliau. Pats sudėtingiausias dalykas buvo suskaičiuoti viso pasaulio kosmogramą, tai yra rasti pirminį atraminį tašką, nuo kurio pradėtume skaičiuoti visos Žemės rutulio gyventojų, kaip visumos pradinį tašką. Aš tą tašką susiradau ir kosmogramą aš pasigaminau, gal aš čia nemokėsiu jos įkelti, bet tada tiesiog žodžiais apibūdinsiu, ką aš ten pamačiau, sakysime, jeigu
kalbėti apie visą pasaulį. Labai trumpai keliom eilutėmis. Aš pasaulio kosmogramos atsparos taškų imu sausio 1 dieną ir metai tokie yra, aš dabar neaiškinsiu metodikos, kaip aš suskaičiavau datas. Nuo sausio 1 6733 metai. Perskaičiavęs ciklais aš gaunu 74 metus ir štai ką aš matau. Tikrai šitos kosmogramos dabar negaliu įkelti jums. Aš matau, kad šitie jau yra įkelta kosmograma kokia? Kinijos liaudies Respublikos. Kinijos, tai mes tada gerai supratau. Kinijos liaudies Respublikos, bet prieš pradėdamas ją analizuoti, aš noriu porą žodžių pasakyti apie šių metų įvykius visam Žemės rutulyje. Visam Žemės rutulyje yra dvi svarbios pozicijos. Sinastriniai pozicijai, arba, kaip aš vadinu, patarimas, ką reikia būtinai daryti, kur, kokioje vietoje susijungia ir Žemės ir Mėnulio visos energijos. Ten stovi pikų tūzo korta, kuri reiškia, kad pasiruošimas neišvengiamom, absoliučiai neišvengiamom pertvarkom, permainom ir taip toliau, ir taip toliau. Tos permainos per pikų tūzą, jos visą laiką reiškia fundamentalius pertvarkymus, ekonominius, ideologinius, finansinius, teritorinius, kokius tik norit, kokius tik galima įsivaizduoti. Į šitą situaciją mes ėjom 13 pastarųjų metų. Dabar dar viena svarbi pozicija susijusi su pasaulio likimu, kur visiškai neleidžia susimaišyti, leidžia atmesti visokias sąmokslo teorijas susijusias su žmonijos sveikata ir taip toliau, ir taip toliau. Saturno pozicijų žmonių sveikatos, visų žmonių, viso pasaulio žmonių sveikatos pozicijų stovi gąsdinimo korta, 7 kryžių. Kitaip tariant, man iš karto pasidarė aišku, kad visa šita maštabiškas eksperimentas, aš tai vadinu ne liga, ne pandemija, bet eksperimentų, yra tiesiog širma ir priedanga kur kas svarbesniems dalykams. Kokie tie svarbesni dalykai? Tie svarbesni dalykai, kada aš žiūriu į pasaulio kosmogramą, yra finansai, yra pasaulio ekonominė sandara, struktūra, pagrindai ir taip toliau, ir taip toliau. Štai yra pagrindiniai dalykai. Kadangi reikia pertvarkyti pasaulį būtent finansinė prasme ir visos problemos yra ne su sveikata žmonijos, ne su antruoju Kristaus atėjimu. Čia kiek jūs prisiskaitėte, tiek ir aš prisiskaičiau, galėtume vardinti, bet su pasaulio ekonominės santvaros pertvarkymu. Ir Mėnulio opozicijos stovi 3 Kristaus kortos, kur reiškia aukojimą. Aukojimą matyt, kad senoji tvarka turės būti paaukota, iš esmės pertvarkyta ir to neįmanoma išvengti absoliučiai. Nuo balandžio 15 dienos yra iki birželio 6 dienos yra pats svarbiausias etapas, per kurį mes pamatysim absoliučiai visus svarbiausius procese dalyvaujančius veikėjus, dalyvius, personažus, pasikeitimus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir užbėgdamas už akių, jūs klausėte prieš pokalbį, kada visą tai reiškia daugmaž pasibaigs ir taip toliau, tai aš sakau, iki birželio 6 dienos mes pamatome visas sudedamasias dalys, visus judesius, o jau nuo birželio 6 mes galim sakyti, kad procesai eina į gerą, viskas stojasi į savo vietas ir taip toliau, ir taip toliau. Bet labai gera naujiena, Gintarai. Dėl to, kad taip jūs teisingai sakot, mes visi sėdim internete ir mes visi skaitom tas visas teorijas ir nebežinom, kas čia sąmokslas, kas čia nesąmokslas, kurios čia nuotraukos padirbtos, kurie čia video yra skirti kam. Labai ačiū, kad jūs paaiškinot, kad tai neišvengiamos permainos, kad žmonės vis tiek jos privalo pasiruošti permainoms. Ir labai ačiū, kad jūs paaiškinat, kad tai yra finansų pertvarkymo laikas. Labai optimistiškai nuteikia datos.
žmonėms suteikiama viltis. Datos nuteikia optimistiškai, bet, sakysime, kada manęs klausia, o kas turi daugiau šansų išgyventi šitam besikeičiančiam pasauliu, kuris keičiasi, ne mūsų valia. Ir nuo mūsų veiksmų labai mažai kas priklauso. Kodėl? Todėl, kad, įsivaizduokite, jeigu kokiais 1970 metais būtų įvykęs panašus įvykis, nieko panašaus nebūtų atsitikę, kad ir kokia pandemija, maras, reali liga būtų užgriuvusi pasaulį. Kodėl? Todėl, kad 70 metais nebuvo taip išvystytos komunikacinės informacinės technologijos, o mes dabar visi esame viename elektroniniam lageryje. Pirmas mano teiginys yra labai paprastas. Apsiginti nuo tyčinių, netyčinių, feikinių informacijų, sąmokslo teorijų ir taip toliau, gali tik tos šalis, kurios nedalyvauja šitam informaciniam lagerį. O kas nedalyvauja? Tik Kinija, mano žiniomis, turi šiandien atskirą informacinę sistemą. Mes visi sėdime vienam ir tam pačiam informaciniam lagerį arba informacinėje erdvėje, Google erdvėje. Ir viskas, kas jame atsiranda, ir užtat taip sunku žmonėms surasti tiesą, tikrą informaciją ir taip toliau, nes niekam nepaslaptis. Kiekviena suinteresuota šios žūtbūtinės, mirtinos kovos akivaizdoj pusė gamina savo informacinius produktus tam, kad klaidinti priešininką, tam, kad patrauktų savo pusę ar vieną dalį žmonių, arba kitą dalį žmonių. Rezultate žmogaus protas bankrutuoja. Jis atsisako mąstyti, jis negali apsispręsti. Ir štai vienas iš parametrų, palyginsiu taip, reiškia, kada vyko antrasis pasaulinis karas, o mes žinom, kad kapitalizme karai yra būtini, dėl daugelio priežasčių, ir kad perkrautų ekonomiką, ir kad paskui galėtų finansuoti pralaimėjusias šalis, ar atstatyti sugriautas šalis. Vis dėlto karas, kaip priemonė, tikrai nesukelia gerų emocijų. Daug žuvusių žmonių, sugriauti miestai ir iš moralinės, iš etinės pusės tai labai negražus veiksmas. Jūs žiūrėkite, antram pasaulinį karą Vokietija užpuola Rusiją, atrodo baisus didžiulis karas, Rusijoje gyvena tuo metu 270 milijonų, žūsta tik 27 milijonai, bet kiek sugriautų miestų ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Labai tokia negera priemonė. O štai suimituoti pasaulinę pandemiją yra geniali idėja. Kodėl geniali idėja? Todėl, kad žmonės patys atsisako savo teisių, atsisako sveiko protų. Jie patys administracijų nurodymų užsidaro namuose, nutrūksta judėjimas, atsiranda baimė kito žmogaus ir jau mes visą tai matome kaip baisų košmarą, kadangi gatvėse matom žmonės su kaukėmis, bijom kalbėti su kitu žmogum, bijom paduoti ranką ir taip toliau, ir taip toliau. Kodėl aš sakau, kad sveikas protas atsisako? Todėl, kad nepaisant to, kiek pateikta statistinių duomenų, kad šita liga neatnešė didesnių nuostolių negu kad elementarus gripas, kurių jau žmonėje pergyveno labai daug, ir visokių virusų ir taip toliau, žmonės šito nepaiso, nes žmogaus sveiką mąstymą pakeitė Facebookas, pakeitė Instagramą, pakeitė beprotiškos šitos nefiltruojamos informacijos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai viena iš generalinės repeticijos, vienas tikslų buvo pasiektas. Tai yra, pasirodo, kad labai yra lengva per kokį mėnesį suvaldyti didžiulės masės žmonių, jas neutralizuoti, jas uždaryti tarp 4 sienų. Ir tai pirmas žingsnis į didįjį tikslą. Tai yra, pasižiūrėkite, dabar nutolkime nuo psichologijos, nuo žmogaus savijautos ir taip toliau, pasižiūrėkime ekonominę reikalo pusę. Kada nustoja sudarkoma yra transportos linijos, susisiekimo linijos,
ir taip toliau, žmonės negali vaikščioti į darbus. Kiek ilgai gali tęsti visą tai? Labai neilgai. Nes iš tikrųjų jums sakoma, mes jumis pasirūpinsim, mes duosim jums atostogas, sakysime, nemokėti kredito, atidėsime nuomos mokesčius ir taip toliau, bet truputėlį užtęsų šitą periodą, akivaizdu, kad daugybė smulkių vidutinių verslų bankrutuoja iš karto. Daugybė žmonių praranda darbą. Pasižiūrėkite į statistiką Amerikos, kada per keletą savaičių bedarbių padavė parašką, kai bedarbiai 10 milijonų žmonių, neregėtas skaičius. Jokia 1930 metų krizė neiššaukė tokio rezonanso.